Ką kolektyvas, labas rytas. Savaitgalis, Pietakių varžybos, važiuojam į startą, žiūrėsim, kaip seksis. Gal iš starto netyčia, jeigu ten ilgiau užtruks ceremonija ir laivą įjungsiu. O toliau matysit kitose video turbūt, kaip man sekė šiandien. Ačiū, kad visi vienodai galvotumėt ir žinotumės, okei? Jeigu bus klausimų, iš karto užduodam, nes po to man čiatas bus pochui. Kadangi... Čiatas bus man nesvarbu dėl to, kad aš pats pirmą kartą per 8 sezonus pats dalyvausiu pirmos varžybose, ne? Bet tu jaučiu kažkokią atsakomybę, čia visą varę stumę. Gerai. Tai žiūrėkit, dabar dėl pėtkų skaičiavimo, ne? Viskas pagal taisyklės, pagrindinė taisyklė pagavai paleisk, antra taisyklė nuo 30 ir į viršų. Ok? Tai reiškia... 30 fiksuojama? Nuo 30. Semu. Toliau. Nesupagas tokia, ne? Žiūrėkit, dabar dar toliau, ne? Ir liniuoti, kaip padėsit, taip turėsime, ne? Jeigu trūks iki centimetro, milimetrų, tai mažesnė pusė, ne? Jeigu ten liniuoti aiškiai matysis, kad čia virš tos merkės užėjo priekį, o čia trūko, tai nustatysim, jeigu ok, tai ok, ne? Esam humaniški, ok? Toliau, įskaitinis 5 žuvis. Nieko man asmeniškai siūs nereikia, taip? Visi atvažiuojam į finišą, man parodot 5 žuvis, savo didžiausias 5 žuvis, ne? Aš užrašau, po to užpildom lentelę, taip toliau. Ir šio tūro nugalėtojus pagal lentelę matysime, ne? Tokia yra tvarka, ok? Svarbiausia, liniuotas padeda nusikotinti savo jaškinti ir viską. Liniuoti ant viršų. O tą patį pietą, kad aš ją kartu. Tai va. Iškart jau skama. Tai gal paleidimui? Dabar žiūrėkit, kad būtų viskas... Palauk. Dabar žiūrėkit. Gal apsieikim, ką? Kad būtų Andriau. 100 pėtkų vienodai, tai visi fotkinam snukiu, taip, į priekį. Okay? Nuo nulio. Snukiu nuo nulio, kad piliakas žiūrėtų į viršų, ne? Tai kad nebūtų klausimų, okei? Ir tada taškai matysi, viskas matysi, nebus jokių nesąmonė, ne? Aš suprantu, kad pas mus visi susirinko normalus ir nėra niekam sukčiaut, bet kadangi šie prizai, jop. Bandysime įtarimą. Matau verta sukčiauti. Ne, nesvarbu, nereikia, kam? Prasme, aš suprantu, bus jau penkinį, jį, blėt, padėta liniuotis ir filmuot kažkokį reiklų, o ten dar filmuot, tai toliau, žiūrėkit, dabar, aš žinau, kad pėtkis apsiramino tada, kai apvirtė aukštinkuojant, tada jisai, opa, deginos, ne, tai visi apsiramino, tu su ją paaiškiai, nu būk geras, nufotkinsiu, paleidžiu, lietuviškai suprantu. Ar galima lenkas yra klausimas, nu, taip, tu prispaudai, pavyzdžiui, ties galvą, ne, nu, taip, kad jis nesmūgėtų. Lengviau būtų. Ne, žiūrėk, man jokių problemų nėra, ne? Tiesiog, kad matyčiau priekį, galą, ne? Ir kad matyčiau, kad liniuoti nesulenkti kažkur, blėt, per vidurį, ne? Nu, blėt, 10, 20, 60. Dabar dar dėl taisyklių. Visiems viskas aišku, ne? Toliau, startas čia, finišas Akmenos Didžiojoj Revoj. Kas nežino kur? Putės pulseliai. Taip, Putės pulseliai Akmenos Didžioji Reva. Kokią turėtų atvesti? Akmenos Didžioji Reva. Parašykit čia tą, kad jeigu kas užmirš. Čia aš dabar pasakau, o ten jau po to. Dabar žiūrėkit, finišas yra 6 valandą vakaro. A ne? 6 vakaro. Jeigu atsitinka kažkokia nelaimė ir dar kažkas, man skambinam, tada viskas ok. Bet jeigu mes norim dar praeit porą posūkių, nu, ne vitukai, kaip nebuvo. Porą posūkių, po to dėl ūkininkų blinkimų ten reikia rizikuoti gyvybę. Ne, to nedarome, ne, užsimetam laiko, saugumus pirmoje vietoje. Aš tai kiekvieną renginį. Tai va, tai laikas pagal mane 18:00, viskas. Jau ten būna. Jeigu 5 minutės reikia būti. Tai čia jūsų problema. Nu kaip, tiesiog, nu nesūdykit, fani pažvėjojai. Mes ir tai visi čia surinko fani pažvėjoti, ne? Tai va, 5 minutės, 10 sekundžių, viskas. Tai va, tokie reikalai, ne? Tai dabar, nežinau, Tomas, mūsų pagrindinis laimėjas čia, jo taurė gal jis pasakys porą žodžių ir tada mes pradėsim galbūt
šitą renginį, ne? Startas, saugumas, okay? Neleikiam visur spėsim. Koks numeris jau ką, taip? 867. O, koks gražuolis. Nu ką tik čia. Opa, Jau. Gražuliukas. Gražuliukas. Ką, važiuojam į finišą, tai bus matuojami 5 legalūs upėtakiai, kaip legalūs pagal seną, dabar jokių imti negalima, tai nuo 30 cm, 5 bus matuojami, aš pagavau 7 įskaitinius, vadinkim jos, ne nelegalais, o įskaitiniais. Tai va, žodžiu, pagavau 7, dar keletas pabėgo, dar keletas kibimo buvo, žodžiu, smagiai pažvejojau, tikrai senai tai smagiai nežvejojau. Tai matos 5 didžiausias žuvis, tai pas manęs jos ten bus 3,2, 3,2, 3,5, 3,8 ir 4 centimetrai. Tai, žodžiu, įdomu bus pažiūrėti, kaip kiti sugaudė.
tikrųjų, Hebra, smagu, kad mūsų tai daug susirinko čia. Iš tikrųjų, kaip sezono atidarimo čia rekordinis skaičius, 202 dalyviai. Normaliai. Tai ar galim savo pasipnuoti? Nu ką, iš tikrųjų, atėjom prie kulminacijos, ne? Prie apdovanojimo. 5. garbingą vietą užėmė be jokios korupcijos mano poreigas Andrius Marosas. Dėkas laikėm nuo spaudimą. O kas fotkins? A čia jau papildomi pinigai. Palabiškai, pala, tuoj. Tuoj, daryk, padaryk. Padabelį. Menininką rado, kad geras nuotraukas padarytų. Taip, 4. vieta. Ai, nepasakiau, 135 taškai, ne? Visi tie taškai nusineša į kitą etapą, ne? Ok. 4. vieta su 161 taškų. O. Taip, iki 3. vietos, ne? Truko 5 taškai. Gerai, toliau, 3. vieta. Atkaklioj kovoj. 5 taškais nugalėjęs 4. vietą. Vytukas. Su 106 taškais. Vardė. Naujokas sėkmė. Tu pastambėk. Ranka lūžus buvo. Nieko, gerai rado jisai. Taip, 2. vieta. Galėsi palaikyti? 2. vieta. Nuo pirmos atsilikęs tik 2 cemais. 2 cemais. Viskas. Dar vienas naujokas. Man voblėrio sugaudė viską, sakė. Užžiūrėk lėlės. Bordė guli jau. Žiūrėk. Trauktas lėkusi. Ok. Nu ir ką, kulminacija 1. vieta, ne? Netikėtai. Užėmė su 183 taškais Andrius Nogis. Pati pamokas nuėjo ne veltui. Tinka paskina. Nu, pagaliau galėsi su normaliu kotu gauti. Matai, davai jau tai. Jis pasimetė žmogus. Ačiū. Sekantis. Nu ir taip, didžiausia žuvies nominacijoje. Kaip nekeista. O kas šit? Nėra tokio. Grįžęs iš Norgų šaibų daug. Irkas yra. O, ateis. Okay. Nu ką, Hebra, apdovanojimai, viskas. Taip, tie visi taškai nueis į kitą etapą. Gerai, Hebra, iš tikrųjų rezultatus viską įmesiu po to į bendrą, ne? Į ataskaitą parašysiu. Ataskaitą po to parašysiu, pamatysi visus taškus.